O kitu atveju, jeigu aš pats, ar ne, vat kaip ir pavyzdys, jeigu žmogus nori ten lieknėti ar dar kažką tai daryti, tai lygiai taip pat ir čia. Jisai galvoja, nu gal kažką tai reikia surasti, kažkokį kitą variantą, gal čia reikėtų kaip ir daryti, bet dar biškai pagalvosiu, nes nežinau, ar man pavyks ir taip toliau, ir galų galia nieko nedaro, paskambini po mėnesio, po 2, po 3, jisai yra ten pat, kur ir buvo. Tai tikslas yra daryti, tai jeigu mes tiesiog užsuksim tam rate, žinokit, niekas neįvyks savaime, iš dangaus neiškris, nebus taip, kad tu kažką sužinojai ir taip toliau, kaip ir tą knygą skaityti. Fainai knygą skaityti yra labai gerai, mintis yra super, bet jeigu tu nieko nedarai, tiesiog skaitai, tu ten būsi, kur esi, nes tik tais nuo darimo viskas keičiasi. Daryti, ar ne? Darai, klysti, faktas, nes jeigu ypatingai pačioj pradžiai analizuoji klaidas, darai geriau. Susitinki su kitais žmonėm, kurie galbūt daro tą patį, ką ir tu, pažiūri, kaip jie ką daro, pasidalini savo patirtimi, jie pasidalina savo patirtim, kažką tai gero naujo sužinai, dar truputėlį paaugai.